metų. Au, Ko tau reikia? man nieko. O kodėl mane kvieti? O aš tavęs nekviečiu, aš tiesiog loju. Au, O mano toks vardas. Kačiukas. Au. kačiukas vardu Au. Ketvirta istorija. Slapta kalba. Au, au, Ko? tyliau. Ko nori? Tyliau, sugalvojau slaptą kalbą. Kokia kalba? Tyliau, slaptą. O kam? Ša, Kam? Pasakyk kam? tyliau, Kam reikia slaptos kalbos? kad galėtume kalbėtis, o mūsų niekas nesuprastų. Tada? Tyliau. Ar nori, kad ką nors pasakyčiau mūsų slaptą kalbą? Noriu. Kuka markuka baliam barabuka. Kas? Kuka markuka baliam barabuka. Na kaip? Pasakyk dar ką nors. Mulė mamulė pilka pulė. Oi, nuostabu. Nieko negalima suprasti. Aš irgi noriu ką nors pasakyti. Mūsų slapta kalba. Sakyk. Seka pjaka. Garajaka. Slapta? Labai slapta ir visiškai nesuprantama. Pasakyk dar. Morė, dariorė. Kuka jeziorė. Morė dariorė. Kuka jeziorė. Iri fofiri. Pjaka maljaka. Papiliaka. Kuka markuka baliam barabuka. O dabar pasakyk, ką reiškia tyri fufiri ir liaka maliaka. Kad nežinau. Pats nežinai. Nežinau. Dar nesugalvojau. Sugalvokim kartu. Ne. Reikia sugalvoti. O kodėl nereikia? Todėl, kad tai slapta. Tegu niekam niekada nebūna suprantama. Net mums. Štai tada. Štai tada mes ir turėsim pačią tikriausią slaptą kalbą. O jis vis dėlto skanus. Ar nori kartu su manim? Noriu. Kur eisim? Ant stogo. Štai jis, stogas. Kiek čia visko buvo. Ir laimės, ir liūdesio, ir vilčių, ir nusivylimo.
Čia prabėgo mano jaunystė. O kur ji prabėgo? Kas ji? Jaunystė. Ak tu, vaikeli. Kas ten? Čia mėnulis. Jis turbūt labai skanus. Ar galiu palaižyti? Mano draugė, mėnulio neįmanoma palaižyti. Iš tikrųjų jo nėra. Žiūrėk. Matai, aš jo nepasiekiau. Vadinasi, jo nėra. Jis tik rodosi. Jis skaniai rodosi. Čia debesys. Bus lietaus. O lietus irgi rodosi? Ne, lietus nesirodo, jis yra. Na, greičiau, greičiau. Oi, iš tiesų, lietus tikrai nesirodo. Jis nesirodo, jis yra, todėl, todėl, kad aš šlapės. Na, eime. Štai jis, mėnulis. Čia besirodančio mėnulio atspindys. Štai. O jis vis dėlto skanus. Mėnulis. Aš jį palaižiau. Todėl jis yra. Vikst ir strikt. Kaip sekasi? Štai žiūrėk. Kai jį vyks, tada aš strikt. Ir visada pagaunu. Juk čia tavo paties uodega ir tu iš anksto žinai, kada įvyks, todėl ir pagauni. Na ir kas? Čia mano uodega, o aš jos kačiukas. Todėl jie irgi visada iš anksto žino, kada aš strikt. Na, linkiu sėkmės. Tau ir tavo uodegai. Au! Ko? Išeik į kiemą, pažaisim. Negaliu. Kodėl? Todėl, kad dabar bus